Ką turim semi-pro etapą, Mantas laukia treniruotės, ką tik visi po briefingo, tai aš atėjau paspotint Mantą, einam parodysiu, susipažinsiu šiek tiek su pačia trasa. Labas rytas. Dalyviai startuos nuo ten, gazuosi tos blokus, siek šito klipo, čia darys persimetimą, šaus link tų dviejų bugelių, kad ten eis palei šitą sieną, sieks šitą pinpointą, čia Wi-Fi'us, jo turi išvengti, nes nesiek to bugelio, ir tada vėl sieks to, sieks tą ir finišuos. Tai Mantas yra ketvirtas, pirmoji grupė treniruočių, tai matysim kaip seksis. Dabar dapieši dar vieną clipping zoną, ką mes anksčiau čia vadinom pirmu, dabar bus ten pirmas, einu dabar į kampą, iš kurio turėčiau matyti, kaip arti Mantas galės statytis palei sieną į tą pirmą klipą. Ir iš to pirmo klipo, važiuodamas palei sieną iš čia užsimetinėdamas, jis turi nueiti iš tai ten esantį antrą klipą. Nu, matysim, laukiam antros treniruočių sesijos. Prieš šias varžybos Mantas prisipažino apie tai, ko iki tol dar nebuvo garsiai sakę. Jis jam tai svarstė padaryti karjeros pauzę. Pastaruoju metu jam vis nepavykdavo tinkamai išvažiuoti trasos, o kvalifikacijos tiek street, tiek semi-pro etapuose baigdavosi nesėkmingai. Dėl nuolatinio laiko trūkumo jis beveik nebeturėjo galimybių treniruoti, o prie simuliatoriaus prisėsdavo vis rečiau. Todėl šios varžybos jam buvo kur kas daugiau nei dar vienas startas. Jeigu ir ši diena būtų pasibaigusi nesėkme, labai tikėtina, kad tai būtų buvęs paskutinis jo startas šiame sezone. Ką, vavo, vyva, ta prasme 77 taškai, judam į priekį, visiškai nesulyginsi, kas buvo vakar street lygoj. Kaip pats jautiesi? Na, bet ta prasme nėra ką lyginti, kur trasos buvo važiavimai ant šlapio arba šlapio sauso. Pirmas raunas pusiau šlapės, antras raunas visiškai šlapės, kur dabar visa diena ant visiškai sauso asfalto dangos iš esmės. Tai visai kiti važiavimai, visai kitas smaugumas ir kontrolė, visai kitaip jaučiasi. Tai manau taip ir lyginasi. Šiaip smagu, kad semi-pro pagaliau iššokau į 7+ taškų, netoli 80, kol kas manau daugiausiai 100 taškų per kvalifikaciją. Mašina važiuoja smagiai, valdosi gerai, bijojau, kad tenai nepasieksiu tarp klipų ar pakeitė 4, 6, 7 tą didįjį lanką. Bijojau, kad biškį nepasiekt galiu, bet po Klaipėdos treniruočių kaip ir viskas okei, lekiam, be problemų visiškai, tai šiaip labai smagu ir laukiam žiūrėti su kuo supulsime, net netikrinau lentelės, prieš ką kur važiuosi. Einam žiūrėti lentelės, keliaujam į briefingą ir laukiam porinio. Pirmas porinis, top 32 ir Mantas eliminuoja savo priešininką. Wow, turėjau tokią nuojautą šiandien, kad Mantas gali tai padaryti, bet tikrai nesitikėjom, kad kai užlijo, trasa tapo vėl visiškai šlapia, bet ačiū Dievui, kad mes buvom viena paskutiniųjų porų. Ir tai labai išgelbėjo, nes trasa buvo išdžiovinta. Suvažiavimai puikiai. Teisėjų sprendimu mes išėjome į top 16. Tai dabar laukiam savo porininko, kas jis toks bus. Ir palinkėkit sėkės top 16. Tai iki top 16. Bet sustota ties top 16. 8
nepasiekta dar. Pradėkime nuo Jasone. Stengiausi laikytis arti. Man atrodo, kad užsimetimą startą prišokau gan arti, nes jaučiau, kad kampą laikau ir savo taip arti laikausi. Atsileidau tikrai link 4 klipo, nes biškutuką suvėlavau, ketoj vietoj buvau, atsilikau, fine. Bet paskui taip jaučiausi, kad savo lead runą irgi gan gerą tikrai iššoviau, nes neskaitant to, kad blogą pasiekiau antram klipe, bet aš jau pakankamai vėlai užsimečiau, ėjau gan giliai, kad ir po palietimo blokų trečią klipingą, man atrodo, irgi pasiekiau viską, su tokia trasa atrodo šiaip visai maloniai išsivažiavau. Tikrai buvo smagu, taip atlikime gerai. Atvažiuojame, kad būtų mums smagu, gera kompanija, fainas vaibas, tai tikrai buvo smagu top 16 sukovoti ir tikrai jaučiuosi, kad smagiai suvažiavau. Kaip manai, kas lėmė šiandienos sėkmę tau labiausiai? Manau, kad mano sėkmė lemtis buvo tame, kad, žinoma, jau apšilęs esi 2 dienos kaip važinėta. Penktadienį treniruoti, šeštadienį spyras. Gan daug važinėta. Važinėta ir šlapioj, ir sausoj trasoj. Važinėta, kai buvo pusiau šlapia, pusiau sausa. Tai manau, ko pasiekoje gavosi, kad pirmas top 3. Tokia pusiau trasa, jautėsi žinau klaidą, pakartojau per apšilimo važiavimą, per porinį pakartojau jos. Sausa trasa, šiandien daug važinėta su jie, daug dirbau prie pasistatymo, nes ten mano buvo silpniausia vieta ir sugebėjau tai išdirbti, iš esmės. Tai manau, kad kai pasistatai, iš karto būna mintyse, jei blogai pasistatei, čia kažkas kirbena, kad oi, čia tą galėjau padaryti tą, tokių per daug nebuvo važiavimuose, nes jaučiausi, kad pasistatau visai gerai, automatiškai galėjau fokusuotis į toliau esančią trasą ir toliau galvoti apie sekančius klipus, kaip man juos susirinkti. Tai manau, čia pagrindinis buvo dalykas, kad atidirbau pasistatymą ir turėjau patirties abiem važiavimo variantais, šlapia, sausa ir pusiau, 3 variantai. Kas laukia toliau? Toliau reikia biškį susigrąžinti formas. Man atrodo, galo tokiu nelabai malonu važinėti. Tai važiuosim biškį asistumdyti, susitvarkyti viską, zateškių biškį, kad vėl atgautų formą. Tuomet rugpjūčio pirmas savaitgalis, jeigu neklystu, sekantis etapas. Tai dabar iš esmės turim mėnesį laiko pailsėti, susitvarkyti, pasiruošti ir taip pat simuliatoriaus pasėdėti.